Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra 3 sluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų, kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę. Ir tik vienu metu taip tyla ir yra. Ir tai aš jau ten ašaros bėga, žmona irgi bėga, tas mažiukas sako, nu ko tu čia verki, nugi trauk telefoną, filmuok, fotografuok. Kur tas telefonas, matote? Pasikeitėt. Kantrybė ir dar kartą kantrybė. Tėti, kelkis, einam mėtyti lėktuvėlių ir eisim pamėtyti dar lėktuvėlių, nes mažai to esam padarę. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien labai džiaugiuosi, nes studijoje ir vėl tėtis, šokėjas Tadas Rimgaila. Sveiki, Tadai. Sveiki. Tėčių mes čia turim nedaug, išduosiu paslaptį, nes dažniau šią poziciją užima mamos su savo istorijom, bet labai smagu išgirsti ir kitą pusę, kaip sakau, stovyklos. Ir pakalbėkimgi, esate Oskaro tėtis. Kiek Oskarui šiuo metu? Tikrai taip, labai tuo didžiuojasi. Oskarui 2,5, nu sakykim taip. 2,5. Tai jau tokį turit bagažą, žodžiu, praėjot kurį laiką. Šiek tiek, bet kai aš galvoju, kas laukia, man atrodo, ten tas bagažas turėtų pildytis vis labiau ir labiau. Tai kol kas negalėčiau pasakyti, kad labai daug ko nuveikta, daug ko pamatyta, bet iš principo smagu, labai fain. Žiūrovams primenu, kad mūsų laidas rasite YouTube kanale Gyvenimas šiaurėje, o patarimus ir galbūt to bagažo pildymą galite rasti ir kontribydalį, ten tikrai yra daug gerų patarimų tiek pašnekovų, tiek mano. Tai grįžtame į tėvystę 3 žodžiais. Čia visada ant tos kokios kėdės mes turim 3 žodžiai, koksgi tėtis yra Tadas. Oi, Aha. Aš galvoju bendrai paklausit, kas yra tėvystė. Paklausiu gal ir to. Koks tėtis? Blogas, geras ir koks čia dar? Išsigandęs. Prašau. Toks įdomus apibūdinimas. Nes bijo tos ateities. Nes jeigu duotumėt daugiau laiko pagalvoti, gal kitus sugalvočiau, bet jeigu taip greitai, tai ko gero tokie 3 turėtų būti. Tai gąsdina tas, kad viskas kažkaip kinta, ar ne? Yra ta dinamika? Ne, mane, jeigu atvirai, aš nežinau, man gal vidurio amžiaus krizė yra užėjusi kažkas tai tokio. Aš kažkaip labai žiūriu į priekį, daug, ypač su sūnum. Aš niekada labai nesistengdavau planuotis, žiūrėti, kaip čia bus, ten pensijos, dar kažkokie tokie dalykai. O atsiradus sūnui, man pasidarė toks momentas, kad labai daug galvoji, o kaip jam dar kažkaip padėti, nes tu supranti, kad jis augs, mokysis, tas anas. Ir aš vis suku galvą, o kas bus toliau, kaip aš prie to prisidėsiu. Tai mane galbūt šita dalis labiausiai gąsdino, nes norisi, kad jis išaugtų gerų žmogumi, išsilavinusių žmogumi ir natūralu, kad kaip tėtis tu kažkaip turi jį nukreipti tinkamą linkmę ir man čia labai baisu, ar aš apskritai tai sugebėsiu padaryti, aprūpinti jį kažkokiu tokiu gerbuviu. Ta perspektyva. Tai dėl to aš kažkaip bijau šitos dalies, nes kol kas neturiu jokios vizijos, jokios minties, kaip aš tai turėčiau padaryti. Tai mane tas labiausiai gąsdina. Kaip bus, turbūt pamatysim. Tikrai taip. O jeigu grįžtam į tą momentą, kai jums pranešė žinią, kad laukiatės, jūsų šeima laukėsi ir įvyksta stebuklas, tai ar buvo tada to išgąsčio, ar buvo, nežinau, debesys, džiaugsmo ir kaip atrodė visas nėštumas? Jeigu atvirai, mes planavom šitą nėštumą, tai kažkaip viskas natūraliai ten susidėliojo. Ir aš nežinau, man atrodo, aš tą patį sužinojimą aš ganėtinai sugadinau, nes kažkoks pasąmoniai buvo kabliukas, kad pavyko, turbūt jau čia viskas bus. Jautėt. Jo, ir tokia kažkokia vidinė nuojauta. Ir aš pamenu, žmona ateina, nėštumo testą rodo ir mano ta emocija, jinai nebuvo, žinot, kartais, kaip, pavyzdžiui, filmus pažiūri, būna, kad, ten kaip nerealiai, arba kaip tik, o kas čia dabar bus. Tai šiuo atveju buvo parodė ir aš tarsi vos neatsakiau, aš žinau. Tai labai toks, nežinau, šiek tiek gal sugadintas, bet natūralu, kad tai vis tiek gera emocija, ypač kai tu planuoji, kai tu žinai, kad nori to dalyko, tai pats tas faktas buvo iš tikrųjų labai geras ir malonus. Ir tu iš principo nesupranti, kas tavęs laukia, tu nežinai, kaip tai atrodys, ko tikėtis, tai
dėl to, man atrodo, ta vidinė būsena yra gera, nes jeigu tu žinotum, kokie ten iššūkiai, negeri dalykai galbūt gali laukti, tu nesidžiaugtum. Bet kai tu nieko to nežinai, tu džiaugiesi, tu pasiekiai pirmą tą tikslą, kurio siekiai, tai gera ir apskritai kalbant apie visą tą nėštumą, man, nežinau, kai žmona laukėsi, labai gražus momentas buvo, ko gero, vienas tokių maloniausių, nes tada, juolab, kad mes su žmona jau 10 metų buvom kartu, tai vėl toks naujas tarsi atgimimas, tu lauki kažko, tas pilvukas toks gražus, ta žmona tokia beprotiškai graži, norisi ten liest tą pilvą, glostyt, bučiuot, tai, iš principo buvo tikrai labai, labai geras ir malonus dalykas. Aišku, ten, kai prasideda tie tyrimai ir ten kažkur, ten kažkas, o gal čia tas gali būti, duoda streso, bet nežinau, man kažkaip, aš taip ganėtinai ramiau, žiūrėk, aš ten iškart internetą pasiskaityti, ką ten reiškia vienas ar kitas, žiūrėk, čia taip ne, čia pasitaiko tik tai tie kartais ten visi šitie dalykai, tai ganėtinai ramiai žiūrėjau ir, sakau, man labai graži žmona buvo, man pas tas laukimas buvo kažkoks fantastinis dalykas, tu eini, dirbi, darai kažką ir atrodo, va čia dar kažkas gyvens, kad auga tas pilva, tikrai buvo labai, labai gera. Tai namai buvo, žodžiu, tokie stebuklingi, laikas, ar ruošiatės, ar kažkaip, kaip sakėt, buvot tas žmogus, kuris šiek tiek ir paramindavo. Internetas, čia viskas gerai. Kartu keliaudavot pas gydytojus, ar turėjote galimybę? Ne, kartu mes nekeliavom, juolab, kad tai buvo koroniniai tie metai. Taip, aš todėl ir klausiu, nes buvo, kad panašu. Realiai žmona visur važiavo viena, aš tik tai iš namų išlydėdamas, nebijok, viskas bus gerai, tu nepergyvenk čia. Tai nebuvo tos galimybės visą laiką būti kartu, bet gal ir gerai, nes aš tiesą sakant truputėlį gal nesuprantu to tokio perdėto noro būti visą laiką šalia ir ten pasakoja moteriškus dalykus ir, prie ko tu čia, ką tu ten kažką pakeisi, jeigu ten kažkokia, nežinau, būtų operacija ar panašus dalykai, tada suprantama, palaikymo reikia, bet pats tas važiavimas, nežinau, man užteko tų nuotraukų, kur parvežė, parodė, kaip ten atrodo, arba ten nufilmavusi per tą, kaip nežinau, vadinasi, ekraną. Jo, echoskopija, tai man to užteko pilnai ir kažkaip, nežinau, aš ten per daug neįlindau į šitą dalyką, aš labiau mėgavausi pačiu procesu, kaip tas pilvas auga. Ir kaip gražiai žmona. Tikrai, bet tikrai. Taip, čia visiškai. Beprotiškai gražiai. Mano vyras, pavyzdžiui, sako, man visos nėščios gražios. Atleik, sako, bet taip yra. Man ne, man gal ne. O jam kažkaip atrodo, čia toks stebuklingas metas. Aš tai irgi kaip akušeras skaičiau, nebūtinai. Ne, tikrai ne, bet čia toks kažkoks fetišas, nežinau. Bet mano žmona, tikrai labai kažkaip. Tai kartosit? Ne. Ne, grožio užtektų. Užtenka, gero po truputį. Taip, supratau. Ar ruošiatės kažkaip ypatingai, kadangi buvo karantininis laikotarpis šioks toks, ar ne, pandeminis, taip galėtumėm sakyti, tai buvo nuotolinių mokymų kartu su žmona, ar tiesiog interneto platybės, literatūra, knygos, biblioteka. Atsimena dar toks? Jeigu atvirai, nieko mes nesimokėm, mes labiau mėgavomės pačiu procesu ir ten labai nesigilinom, kaip čia ką. Žmonos sesuo, kadangi 2 vaikus turi, tai pasiklausėm, ko ten gali prireikti, tai realiai tokie dalykai, kuriuos reikia susipirkti, pasižiūrėti, o kuo ten ruoštis, ką ten daryti, nerealu. Tarasme, visi ten gimdymai, vaikai ganėtinai skirtingi ir nežinau. Aš, jeigu atvirai, šiek tiek skeptiškai tos mokymus. Labai atsiprašau jūsų. Viskas gerai, man tas labai įdomu iš tikrųjų. Bet kažkaip šiek tiek skeptiškai žmona galbūt ten paskaitė, kaip kas ten, kur tam tikri dalykai, nes, natūralu, tu nežinai. Bet kad labai jau ten eitumėm, mes, turim draugų, kurie vaikščioja kažkokius ten kvėpavimo kursus, dar kažkokius. Nežinau, man sėdėt toj budos padėti ir kvėpuot. Ne jau. Nesuprantu aš. Visiškai aš tai tą suprantu puikiai ir aš kai pradedu mokymus dėstyti, pavyzdžiui, savo tėvystės pradžiamokslio, tai mes turim 2 vakarus ir sakau, ačiū, kad skiriat man laiko, bet jūs iš tikrųjų viską žinot. Tai kartais žmonėm būna toks, kodėl taip sako, bet taip yra, mes turim intuityvą ir jeigu grįžti prie to, kad žmogus yra gyvūnas, tai gyvūnai kursų nelanko, ar ne? Jie tiesiog žino, kaip viskas bus ir pasitikė savo kūnu.
Bet mes turim daug baimių ir turbūt iš to ateina tas noras pasiruošti ir vieniem padeda kvėpavimo pratimai, kitiem teorinės žinios ir mokymai ir taip toliau ir panašiai. Tai nežinau, gal va, tos baimės ir nebuvo tiek daug, kad Taip. reikėtų kažkur. Ne, nu, bus kaip bus. O Ką tu gimdymas, pakeisi? nu vis tiek žmona kažkiek pergyveno, kaip bus ir pats irgi galvojot, kaip prasidės, kaip nuvešiu, parvešiu, va ta techninė dalis. Šita techninė dalis labiausiai streso kėlė iš tikrųjų tas momentas, kadangi mano darbas yra naktinis. Ir aš ten būna, kad išvažiuoju apskritai į kitą Lietuvos galą. Tai man didžiausias stresas buvo, nes mes plius minus žinojom, kuriuo laiku turėtų pasirodyti. Ir kadangi tai buvo Liepos mėnuo, nu ir kadangi Liepa, nu vis tiek yra ta tokia darbinė pas mane. Ir man buvo baisiausia, o kaip bus, jeigu aš kur nors ten Klaipėdoje esu ir žmona skambina, žiūrėk, sako, man jau prasideda. Vat šitas dalykas mane labai neramino. Ir, pavyzdžiui, kai kurie draugai ten buvo irgi susiderinę, kad jeigu ką, tai mes ten taip ir taip. Bet man buvo tas momentas, nu ašgi negrįšiu, vidury šventės nepasakysiu, Chebryte, žiūrėkit, man čia biški reikia grįžti į Vilnių, kol aš grįšiu, jau bus pagimdžius. Tai man šitas buvo labai baisu, bet viskas gavosi labai gerai. Realiai mes paryčiais ten, tas miegas iš principo jis toks pasidaro jau šiek tiek nebe toks ramus, kai tu jau žinai, kad nu, bet jau nuo dabar praktiškai bet kada. Taip. Ir aš tiesiog pamenu, kad paryčiais žmona žadina, sako, žiūrėk, man atrodo, kad jau reikia važiuoti. A ne? Aš ten staigiai iš lovos, bet žmona taip ramiai, lagaminiuką buvo susidėjus jau iš anksčiau ir mes į mašinytę nuvažiavom, kadangi karantiniai visi šitie reikalai, nuvažiavom į tą priimamai, ją patikrino, jo, iš tikrųjų viskas ten prasidėjo ir tada manęs klausė, sako, jūs liksit? Nu, tu kaip, kur jūs įsivaizduojat? Nu, taip, liksiu. Tada nepasakė, kad jeigu liksi, paskui negalėsi, neišeisi. Ja, tai realiai mes atvažiavom, ten užregistravo, nu ir tada jau nuvažiavom į tą palatą, nuvežė visi šitie dalykai. Aišku, kai prasidėjo sąrėmiai, ten jau buvo truputėlį to streso, nes, nu, natūralu skauda. Tai, bet ganėtinai, mum tai atrodė ganėtinai viskas ten sklandžiai ir gerai praėjo, paskui po kurio laiko tik ten sužinojom, kad pasirodo ten kažkas ten buvo virkštelė apsirišus ar kažkokia dalyka, bet mums kažkaip to nepasakė. Labai gera pribuvėja buvo, tokia faina moteris. Tai jinai taip ramiai, aš atsimenu tik tai, kai jau vežė į tą, kai jau gimdyti, sako, norėsi dalyvauti gimdyme? Ne, sakau, gal aš už durų pabūsiu. Ne to, kad bijočiau ar kažką, bet man atrodo, čia toks procesas, kur nežinau, ko ten vyram būti. Nu, nėra ten ko būti. Nei ten kažkas gražaus, stebuklingo. Nu, vis tiek tai yra toks techninis dalykas. Bet jūs buvote aptarę tą su žmona? Toks buvo šeimos sprendimas? Jo, nebuvo taip, kad būtinai liksi. Nors, sakau, man ten nei baisu, nei kažką, bet tiesiog aš manau, kad tai per daug toks dalykas, kuris, nu, nežinau, kaip čia pavadinti. Nepuošia ar gal, nu, kažkoks. Tai aš tiesiog nusprendžiau. Nenorėtų to neštumo grožio susigadinti. Tai aš kažkaip išėjau, atsimenu, sėdžiu, viską ten girdžiu, kas ten vyksta ir tik vienu metu taip tyla ir yra ir aš atsimenu, mane kviečia, sako, tėti, užeikit, tai aš jau ten ašaros bėga, žmona irgi bėga, tas mažiukas ta, ir, sakau, ta pribuvė tokia faina, sako, nu, ko tu čia verki, nugi trauk telefoną, filmuok, fotografuok. Kur tas telefonas, man? Tai, nu, labai maloni tokia graži emocija ir iš tikrųjų, nu, ten ašaros, tas džiaugsmo, visi šitie dalykai. Tai, nežinau, mum atrodė, kad ganėtinai lengvai visą tai praėjo, bet sakau, paskui sužinom, kad ir tas ir anas buvo, bet visumoje viskas gerai. Bet klausant jūsų, tai girdžiu, kad turit tikrai darną ir turit sprendimų, kurie gali būti gal nepopuliarūs, aš tai pasakyčiau šiandien, ar ne, nes vyrai dabar veržiasi į gimdyklą, taip drąsiai pasakysiu. Ne, nu, tai dar kamerą pasimkim, laivą filmuokim. Nu. Bet labai man smagu, kad yra vidinis įsitikinimas ir aš žinau, kaip man yra gerai, nes kartais mes akušeriai irgi sakom, žiūrėkit, nebūtina, jeigu nenori, ne dėl to, kad būtent nuvirs ir bus baisu, o dėl to, kad gal nenori, ir žinai vidumi, kad nenori, tai tas variantas išeiti iš durų ir išgirsti ir ateiti yra puikiai veikiantis variantas. Ne, nu, žinot, iš principo žmona, nu, jinai turi tave traukti ir po gimdymo. Nu, ir
kai tu pamatai tą vaizdą, jis tikrai nėra gražus. Ir baisu, kad paskui neatsitiktų taip, kad visą laiką galvotum apie tai, kaip ten atrodo. Tai man kažkaip nežinau. Bet mes su žmona buvom tai apkalbėję, jinai irgi sako, jeigu nori dalyvauk, nori dalyvauk, tai aš pats kažkaip nusprendžiau, kad nenoriu, man nereikia. Tai po gimdymo skiriat labai gražius žodžius. Instagram'e, man atrodo, buvo įrašas, ar net nežinau, kur socialiniuose tinkluose su visiems pasidalinot to jausmu, taip labai gražiai. Atsimenat dar tą emociją? Pačią emociją atsimenu, ką parašiau, neatsimenu, tik tai žinau, kad buvo tikrai labai gera, malonu ir po šiai dienai aš manau, kad moteris apskritai, kaip ten bebūtų, tai yra kažkas tokio, pagimdyti vaiką. Mes to vyrai niekada nesuprasim ir turėtume būti labai dėkingi. Aš ir savo mamą pradėjau visai kitaip žiūrėti, nes, ta prasme, tai yra, kažkas tokio didingo. Tai mum to nesuprast niekada ir aš kažkaip galvoju, kad 9, kokius 9, realiai 10 mėnesių moteris vien jau su tokiu svoriu vaikščiodama, turėdama šitą dalyką ir paskui visi tie gimdymai, tai yra kažkas tokio, ko mes nei ištvertumėm, nei sugebėtumėm, nei panašus dalykai. Tai, pamatėt, kad moteris yra tas stiprioji lytis iš tikrųjų. Kad ir kaip, gal ir nesinorėtų to pripažinti viešai, bet realiai taip, tai yra kažkas tokio. Tai tikėtina, kad nėštumo metu ir gimdymo metu, klausant jūsų, išgyveno tą vadinamą oksitocino piką, tai meilės hormono, kur visi namai nusidažo meilę. O kaip pirmieji mėnesiai, naujagimystė ir tas rutina, kai jau supranti, kad yra ir tų paprastų dalykų. Aš nepasakyčiau, kad pirmieji mėnesiai, nes vis tiek yra atsvara. Ta euforija yra ir tas, bemiegės tos naktis, plus mums ten gavosi taip, kad ten po mėnesio, man atrodo, susirgo mažiukas, į ligonį išvažiavo, tai tokio streso, bet to pačiu ir džiugesio, kad jis yra. Ir, toks, nežinau, kažkoks buvo gal truputėlį balansas tarp džiaugsmo ir tos baimės. Tai realiai negalėčiau išskirti, kad tie pirmi mėnesiai kažkokie buvo, paskui jau prasidėjo tie, rutina, kur galvoju, girdi, būk tu geras, miegok, aš noriu pailsėti, man reikia biški miego. Bet tai buvo vėliau. O pirmieji mėnesiai, sakau, buvo ir ligoninė pateko, ten labai greitai. Berniukam dažnas sakė dalykas, uždegimas, puslės, nepuslės, kažkas tai tokio. Kad žodžiu, mes ten tik grįžom ir praktiškai aš darbe buvau, žmona skambina apsiverkus, sako, mes ligoniniai neišsigask. Ir tada vėl, kadangi karantinas, vėl ten, bet kaip neįleidžia, žmona su mažiuku, aš nesuprantu, kaip čia man padėti. Tai paskui mes ten jau, kaip sakant, susitarėm, kad mane įleistų bent tam tikrom valandom, kad aš pabūčiau, nes, iš tikrųjų sunku ir ypatingai moteris po gimdymo ir dar tau čia streso užduoda ir dar 24 valandas per parą ligoninėje, kažkur namie, tai tas duoda truputėlį per makaulę, bet, išgyvenom ir kažkaip. Bet atsimenu šviesiai, nebuvo kažkokių tokių emocinių duobių, apie ką mes kartais kalbam, jau dabar ačiū Dievui, kad kalbam, kad dar yra ir emocinė sveikata, o tas nemigos momentas, moterims maitinimas, 100% rūpestis, kad dabar aš atsakingas už tą mažą žmogų, kartais išsprogdina tą emocinį tokį balansą. Išsprogdina, bet aš gal sakyčiau, netėčiam. Taip. Vis tiek labiau mamai, nes, natūralu, vaikas būna su mama ir, tai yra fiziologiškai, taip turi būti, kitaip ir būti negali. Tai tu, būdamas tėčiu, tiesiog gali pagelbėti kažkokiu momentu. Tai aišku, tada, nelabai tu ten pagelbėsi, tu ateini ten, paglostai, viskas bus gerai, paramini ir panašiai, bet, paskui būna, kai jau viskas gerai, nieks ten nebeserga, viskas tvarkoj, tu matai, kad žmona yra jau... Matai, būtent. Jau taip. Tai nežinau, kažkaip natūraliai pas mus gavosi, sakau, žiūrėk, aš nepražūsiu su juo, aš tėtis, aš turiu teisę su juo vienas pats likti. Tai sakau, žiūrėk, tu važiuok pailsėk bent jau parai, dienai, kad tiesiog pabūtum su savim, savo, pamiegok, tai mums kažkaip pavyko. Vis tiek natūralu, kad mama daugiau to laiko turi praleisti, bet kartais to reikėjo to tokio, kur, žiūrėk, važiuok. Pasivažinėk.
Bet mama būna sunku jos ir nori Ne, tai natūralu, kad nori, bet, Taip, bet tai negaliu. kaip aš čia dabar paliksiu, nugi nepražus tas vaikas su manim, nu kas yra, paverks, nustos. Tai kada pirmą kartą likot jau taip dviese? Geras klausimas, net nežinau, bet ganėtinai anksti. Su kūdikiu, žodžiu, ne? Jo, nes, sakau, buvo tokių momentų, kur jau matėsi, kad reikia to tokio bent jau paros laiko poilsio, tai kažkaip natūraliai, bet nepasakysiu, kada tiksliai. Taip. Bet buvo, bet mes taip gražiai susidėliojom, aišku, keista buvo vienam likt, baisiausia buvo galvoti, kaip aš neįsiu miegot, kaip čia jo neprispausti tai lovai. Tai, bet šiaip, jo, viskas neblogai ten susidėlioja. Turėjot kokios nors pagalbos iš svetur, kaip juokauju, seneliai, močiutės, auklės ir taip toliau? Seneliai, močiutės kažkaip ne. Nežinau, gal dėl to, kad mano mama gyvena toli, žmonos arčiau, bet tokia baimė kažkokia, kaip čia jos dabar apkrauti. Bet mums labai pasisekė, mūsų kaimynė darželio auklėtoja yra. Ir jinai tiesiog kažkaip natūraliai dar, man atrodo, nėštumo metu sako, jeigu jums kada reiks pagalbos, norėsit kažkur išeiti, sakykit. Ir mums kažkaip užsifiksavo ir paskui jau kažkada, nežinau, kažkur mes norėjom išeiti, ar kažkokį renginį, ar koncertą, kad sakom, o gal galėtumėt porą valandėlių kažkaip pabūti. Jo, sako, jokių problemų. Tai tas išgelbėjo, nes kol dar neina į darželį, vis tiek tau norisi kažkur išeiti ir tu eini po vieną, bet norisi ir kartu kažkur. Tai kaimynė keletui valandų leisdavo vis pabėgti, tai buvo šiokia tokia pagalba. Paskui, kai jau pradėjo darželį, tai dar labiau atsirišo rankos. Tai gražus pavyzdys iš tikrųjų, taip ar ne, toks kažkoks iš šalies atrodo, žmogus ateina ir pasako, galiu padėti. Taip, bet tai iš tikrųjų netgi, man atrodo, geriau, patogiau, nes, vis tiek, seneliai, jie yra tie, kurie, popina ir ten, jeigu ką, iškart skambina, o kai žmogus yra iš šalies, jis natūraliau žiūri, plus, kadangi su vaikais dirba, tai viskas bus gerai. Jo, viskas bus gerai, sako, eikit, arba ten palieki verkianti. Nieko tokio, eikit. Ir paskui jau ten po 10 minučių gauni žinutę, viskas gerai, žaidžiam. Tai toks. O namai, tie visi tokie atrodytų paprasti dalykai, kaip buitis, maisto gaminimas, nepaslaptis, jūsų žmona skaniai gamina ir moka gaminti, o pats ar gaminat maistą? Ne, aš esu visiškai, man rankos auga ne iš tos vietos, aš su maisto gamyba. Tai kaip derinot, kol, pavyzdžiui, tiesiog mama buvo užsiėmus kūdikystės etape? Pradėkim nuo to, kad mano žmona sugebėjo su vaiku ant rankų knygą parašyti, tai, kaip sakant, moteris yra supergalių turintis žmonės, tai nežinau, kažkaip viskas natūralu, savo pasigaminti aš galiu, nueit kažką nusipirkti suvalgyti irgi galiu, tai nereikia žmonai ten sėdėti prie puodų ir visiems vakarienę daryti. Plius mažiukas iki pusės metų valgė mamos pieną, paskui prasidėjo mišnukai, kas dar labiau palengvino visus šitus reikalus, tai užsimaišai, tokių šovinukų prisidarai, taip, nes valgydavo ganėtinai nemažai, tai pamenu, kur skaičiuoji pagal laiką, kada gerai, nes aš ganėtinai vėlai einu miegoti, tai reikia kokią 1 nakties, tai tu žinai, kad apie 2:30 jis norės valgyti. Tai reiškia, susistaisai 1, 2:30, kad žmonos nežadinti, tai pamaitini tuo iš buteliuko ir tada eini pasidarai dar 2 nakčiai, vieną šaltesnį, vieną karštesnį, kad vienas išsilaikytų iki ryto. Kokie įgūdžiai. Kitas ten, sakykime, po 3 valandų būtų patiektas. Tai, žodžiu, visą tai užsimiksuoji, pasidarai, tai ganėtinai gerai išsisprendė šitie reikalai. Ir atėjo laiką, kai prasideda primaitinimas ir kūdikis pradeda pažinti pasaulį per valgį, ne? Atsimenat tos pirmus kąsnius? Taip, ir iš tikrųjų labai buvo fainas momentas, nes jam viskas buvo labai įdomu. Tai aišku, tas momentas, kur kai tu maitini, dar viskas yra gerai, nes jis paragavęs, vaipas ir panašus dalykai, bet paskui, kai jau pats nori, tai tada tu supranti, kad dievaži, šita virtuvė dar tai baisiai niekada netrodė. Ja, tai, bet geras, toks
ir tu pats ramiau pradedi valgyti, nes pradžioj duodi jam, paskui truputį pats pavalgai, tada jis kai jau pradeda žiūrėti, ką tu valgai ir jam įdomu iš tavo lėkštės paragauti, ir tu tada supranti, kad, man biškai reikėjo gal daugiau įsidėti, nes jam čia reikės pusę atiduoti. Tai, bet, tokie dalykai, jie yra įdomus, nes jie niekada nepatirti. Tai viskas yra nauja ir, tai duoda dar tokį kažkokio, nežinau, tokio naujo potyrio kažkokio. Tai vaikui gal iš gaminot, ar ne? Ne. Ne. Aš nenoriu vaiko nunuodyti. Tai, O ką Oskaras mėgsta labiausiai šiuo metu jau? Šiuo metu šokoladą. O, tai šiandien mes šokolado nepasiūlysim, nes Lidl turgelis garsėja savo šviežiu asortimentu. Bet labai gerai, jis mėgsta ir bananus, labai mėgsta obuolius ir agurką. Tai va, tai mes, kadangi pavasariop, pagalvojom apie tai, kad vitaminų niekada nebus per mažai, nuo vaisių iki daržovių, o pavasaris dar duoda ir šviežumo. Tai čia vis linkėjimai Liucinai turbūt, jinai bus tas žmogus, kuris pagamins kažką iš šitų skanumynų. Kai pradedam primaitinimą mažylių, visą laiką pradedam iš tikro nuo daržovių. Turbūt tokia yra Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacija ir labai svarbu, kokios kokybės tos daržovės. Tai Lidl tikrai garsėja tom, kad jau ir mažyliams mes galime rasti ir ekologiškų sertifikatų turinčių produktų, būtent kalbu brokolis, pastarnoko kokias šaknis, nuo ko dažniausiai ir pradedamas primaitinimas, tai bulvė, pastarnokas, morka. Bulvė, tai atsimenu, yra, bulvė. Lietuviai čia mes, tai tokia klasika. Pagrindinis. Ir labai svarbu, kad čia vertinama kokybė, užtikrinama kilmės šalis ir net prižiūrimos auginimo sąlygos. Tai Lidl galim pasitikėti ir tai yra svarbu, nes jie turi ženklą, turi tam tikrus ženklinimus būtent produkto ir turi vaikų liniją Lupilų, kuri garsėja savo patogiais jau primaitinimo būdais, tai yra išspaudžiamos tyrelės arba pagalbininkai mamoms, tai yra paruoštos jau tyrelės, kas irgi atitinka visus saugumo ir ekologiškumo standartus. Taigi va, pakalbėjom apie tą maistą, kaip sakėt, ne jūsų čia tema. Ne, tikrai ne. Neįdomu. Tyrelėm aš galiu maitinti. O ką veikėt su Oskaru? Jau dabar Oskarui, sakėt, 2 su pliusu. Tai gyvenat jau darželio laikotarpį. Kada pradėjo Oskaras keliauti darželį? Geras klausimas. Kad dabar atsiminčiau, jau vaikšto gal beveik metai, kiek nuo 1,5. Kažkas tai nuo 1,5, man atrodo. Jeigu klystų, žmona man sakys, nesąmonę prišnekėjau. Žodžiu, bet atrodo, atsimenat tą jausmą, kad kaip čia atsirakino kažkas, kai žmogus išėjo į kolektyvą ir visuomenę, palengvėjo biškį tėvystė, ar kaip tik buvo gaila to burbulo savo? Ne, man atrodo, kad kaip tik čia buvo tas momentas, kada, jau patiem rovė normaliai stogą. Jau galvoju, kažką reikia daryti, nes, Va čia buvo tas momentas, ne kūdikystė, kaip sakė. Jo, nes, jau galvoju, nes, jis vis aktyvesnis darosi, tas anas ir tu pradedi suprast, kad reikia integruoti kažkaip į žmonės, nes, išprotėsim, negalim tarp 4 sienų būti visi 3. Tai man atrodo, tas buvo toks postumis, kad jau reikia pradėti galvoti, tai kažkaip susiradom tą darželį, išėjo, pradžioje, aišku, labai sudėtingas, ten buvo laikotarpis, kol apsipranta, kol čia palieki, pačiam skauda širdį. Atsimenat tą skausmą? Aš dar gal truputį toks, kadangi namuose jau buvo per daug sunku, aš galvoju, žiūrėk, eik, būk, ten neįdomu, verki, neverki, vis tiek su tam susitvarkys. Žmonai gal buvo tas toks verkianti paliktų. Kaip, gaila. Bet, vis tiek, tai duoda šiek tiek tos laisvės, to tokio, kur nuveži darželį, grįžti namo ir tiesiog gali. Tyla. Nieks nešaukia, nieks nieko netampa tavęs. Tai iš tos pusės, tai tik taip mes paskui ten pakeitėm darželį, bet, nežinau, dabar šiai dienai labai, labai džiaugiamės. Nes ir tu kaip tėtis, kaip mama, tu negali vaiko tiek edukuoti, kaip darželis užsiima, kur ir vienokia veikla, ir kitokia, ir su vaikais, ir lauke, ir čia, nežinau, aš apskritai neįsivaizduoju kaip auklėtojas. Čia turi būti pašaukimas. Tai, ką jos daro, kaip jos daro, tai tobula tiesiog. Man irgi atrodo, kad čia
turi būti pašaukimas dirbti su vaikais. Nu, visiškai. Ypač toddleriais yra pašaukimas, pripažinkim. Tai. Visiškai. Aš vakarą vos ištveriu, tai, o ten visą dieną, nu, tai yra kažkas tokio. Tai kaip atrodo šiandien jūsų ta rutina ir ką veikiat su Oskaru jau jūs? Turit kažkokių ritualų ar savo užsiėmimų? Iš tikrųjų, aš truputėlį esu gal nedėkingoje padėtyje su savo darbu, nes aš dirbu savaitgaliais. Tai gaunasi taip, kad savaitės dienomis būna darželė, aš tada pasiemu, grįžtam namo, kažką pažaidžiam, pavalgom, paveikiam, bet, pavyzdžiui, savaitgalis, kai, iš principo, tu turėtum daugiau laiko su juo būti, manęs nėra. Ir aš paskui grįžęs po darbų, man reikia atsigauti ir aš tada suprantu, kodėl žmonės vaikų susilaukia būdami 20-25, nes turiu energijos, nereikia tiek daug miego, man jau beveik 40 ir man sekmadienis aš taip norėčiau pamiegoti, bet ryte aš tėti kelkis, einam mėtyti lėktuvėlių ir leisk tu man dar truputį pailsėti. Tai, bet nežinau, mes realiai patiem, Liucina, pavyzdžiui, galbūt yra ta, kuri bando prigalvoti jam kažkokių pramogų. Aš kažkaip nesistengiu prigalvoti pramogų, nes jis pats man prigalvoja pramogų. Tai jam lėktuvėlių kažkokių pridaryk. Tai pas mus ten namuose yra per kelis aukštus tokias, kaip čia, nelaiptinti kažką. Tai prisidarom lėktuvėlių, jūs užsilipam, mėtom tą lėktuvėlį. Tada pamėtom į krepšį. Jeigu geras oras, tai faktas, lauke su paspirtuku, su visokiom mašinėlėm, aš jam ten padariau tokią smėlio dėžę. Tai vasara apskritai yra labai paprasta, labai lengva, nes vaikui iš principo būti laukia yra tiesiog gera. Žiemą yra sudėtingiau, jis tarsi norėtų į tą lauką, bet ten šalta, aprengi, jis pajudėti negali, tai tu tada stengiasi namuose kažką veikti. Tai turi jis tų žaislų beprotiškai daug. Tai kažkaip, bet sakau, Liucina labiau stengiasi jį edukuoti ant kažkur, kažką sugalvoti, su juos sėsti, piešti, dar kažką. O aš laukiu, kada jis mane nusitems kur nors, ką aš turėčiau su juo paveikti. Aš esu tėtis, aš žiūriu paprasčiau. Jis man ten pastumė pakaušį, man aš jam atgal, Liucina žiūri, juokiasi. Kaip jūs bendraujat? Sakau, bet tu žiūrėk, vaikas krikštauja, jam smagu. Tai aš kažkaip prisimenu savo vaikystę, man irgi tokie, nesąmoningi dalykai buvo faini. Berniukai mes, paprastesni, mes, žinot, mums kažkur kažkas numetė, paspyrė, tai yra džiugu. Mergaitės, jos, pavyzdžiui, ten, kai draugai turi mergaitės, tai jie apskritai atrodo, kad tos vaikus ten galėtų 10 jų auginti, nes tiesiog mergaitės sėdi, kažką guguoja. Pas mus taip nėra, pas mus nuolat jis bėga, šaukia, užlipa, krenta, stojasi, ant laiptų užlipa, nulipa ir tu žiūri, kada tu čia spėjai visą tai padaryti. Tai... O jaučiat, kad kažkokių savybių jums išugdė Oskaras, kad pasikeitėt? Kantrybė ir dar kartą kantrybė. Aš labai esu nekantrus žmogus, beprotiškai nekantrus. Ir Oskaras turbūt yra tas žmogutis, kuris kažkokiu būdu sugeba tos kantrybės vis man jie tą taurę didint, nes reikia pripažinti. Kantrybės reikia labai daug. Ir pradžiui buvo labai sudėtinga, aš jau ten nervuodaus ir atrodo, kur čia man eiti tą sieną galvą padaužyti, nes nebegaliu. Dabar kažkaip jau ramiau. Žiūrėk, kažkaip tu ramiau. Nusiramink, ne pasaulio pabaiga. Ten kažkur pradeda erzinti, žiūrėk, Oskarai, pabūk, aš einu, man reikia biškramiai pabūti. Tai užsidarai kur nors. Ir žinokit, metodas geras, aš irgi esu nekantri ir kadangi turiu 3 dukras, tai jau taip mano visai yra pažeistas slenkstis kantrybės. Tai kažkas iš mamų man tokių patyrusių sakė, nueini atsigerti vandens, nepūsti, nekvepuoti, o tiesiog jauti, kad viskas, jau tuoj sproksiu, tada tiesiog nueini, įsipili vandensiklę ir ją lėtai išgeri. Ir iš tikro veikia. Man asmeniškai super. Prasme, per tą laiką, kol tu geri, tas vanduo kažkaip gaivina, tada juslių daugiau ir tu taip išsikvepi ir jau žiūrėk, išsilaikysi šitą. Aš tai katilinę nainu, nes vienintelė patalpa, kuri užsirakina, užsirakinu bent keletą minučių.
minučių pabūna. Jo, ko nepadaro vaikai iš mūsų. Vanduo, katilinės. Bet vis tiek, aš manau, kad mamos daugiau iškenčia, nes vis tiek vaikai prilipę prie tų mamų, mam, į tualetą eina, mam, į dušą eina, mam. Tai, nu, čia yra dar sudėtingiau. Taip, nu. Prie tėčių, nu, vis tiek būna toks truputėlį, nu, eik nuo manęs, nu, okei. O kas migdymo ritualas? Vis tiek dargi padedat užmigti žmogui. Mama. Mhm. Jo, dažniausiai vis tiek mama, nes, pavyzdžiui, kai Liucina kažkur išvažiuoja, tai, nu, natūralu. Ir su manim ganėtinai, aš turiu pasakyti, lengvai užmiega. Nes aš tai neatsitsackinu. Nu, žiūrėk, eini miegoti ir viskas, nežais. Paskaitom čiūčią ir miegoti. Nu, ir tada pasivarto ten kažką. Bet šiaip dažniausiai Liucina eina migdyti, nu, tai aš kitam kambarį girdžiu, kaip ten lipa jis galvom, jau būna, nu, Oskarai! Eik mėgoti. Nu, ir tak. Tai ir juolab, kad jis turbūt yra toks kaip aš, kur vakarais anksti negali nueiti mėgoti, tai, pavyzdžiui, nu, 10:30. Nu, tai nėra normalu, kad vaikas eitų mėgoti. Bet jam 10:30, jam reikia veiksmo, jam reikia kažką daryti. Tai, nu, vat iš tos pusės nėra gerai, bet, nu, kažkaip. O tada jūsų pasaulyje šokis, judesys. Kažkada buvo, bet nebėra. Bet muzika vis tiek tasgi neišeina taip paprastai, kraujyje kažkur yra. Tai ar ir Oskaras taip pat, matot, kad, va, kaip sakėt, žmogus juda, eina jūsų pėdomis. O ar norit, ar linkit vaikui to? Ne? Iš tikrųjų, kaip, jeigu taip žiūrint iš šalies, labai faina. Labai gerai, jam ten groja muzika, ten kaip buvo šitas pernai Flowers, Miley Cyrus, nu tai ten tiesiog jis pats susiranda YouTube ant viso garso ir ten šoka ir ten daro. Tai iš tos pusės labai smagu ir kažkaip gera, nu tu matai, kaip jis koordinuotai tai daro, kad ir mažiukas. Tai tas labai faina. Dabar, kai darželį apskritai ten, nu, tu būna, kur jie pašoka, tai, pavyzdžiui, dabar kokią muziką groja jis, arba mama, arba tetė, šokam, ateik, pasiema, išsiveda už rankų ir ten šoka. O čia buvom žiemą, mano mamos jubiliejus buvo, kaviniai, ten gyva muzika ir irgi jis tai pradžioje žiūrėjo, kas vyksta, nes žmonės šoka ir jis tada jau kviečia mamą pašokti, mane pašokti, močiutę pašokti, žodžiu, toks pipliukas. Tai iš tos pusės labai faina, bet nenorėčiau aš, kad jis rinktųsi šitos profesijos. Aišku, dar labai toli ir greičiausiai gal taip nebus, bet šiai dienai jam tas patinka, bet turbūt visiems vaikams patinka. Bet, nu, profesija gal nėra pati geriausia. Bet jeigu matysit, kad duotybių yra, pavyzdžiui, būrelis, leisit pas profesionalus, ar vis tik tai lauksit, kol pats žmogus sakys, aš noriu, žinai, ten jau moksleivis būdamas? Man labai sunku dabar atsakyti į šitą klausimą. Mano planuose yra, kad išbandyti kiek įmanoma daugiau. Nes, nu, pavyzdžiui, aš kai buvau vaikas, aš nieko neišbandžiau, apart šokių. Mane nuvedė, priėmė viskas. Nuo to laiko aš daugiau nieko kaip ir nebežinau. Gal aš ten galėjau kažką dar. Bet, nu, negaliu sakyti, kad čia kažkas blogai. Gerai gavos, man atrodo. Nu, gavos neblogai, bet dabar yra galimybės, kur tu gali viską išbandyti. Tai aš kažkaip norėčiau, kad jis, nu, iš tikrųjų pabandytų daug skirtingų ir nemanau, kad reikia labai nuo anksti ten pradėti pušinti. Ir, pavyzdžiui, aš kadangi pats šokiuose ilgą laiką prabuvęs, man truputėlį nesuprantama, kai ten vos ne 3-4 metų jau ten veda kažką, nu, leis tam vaikui pabūti vaiku, nes paskui įsisuki į tą jau sportinį dalyką, tai nežinau. Man atrodo, kad reikia duoti vaikui pasidžiaugti, tą laisvę, to tokiu vėja vaikiškumu, tai nežinau. Nu, jeigu pasirink šokius, bus toks pats kvailas kaip tėtis. Iš tikrųjų, šiandien labai daug gražių žodžių pasakėt ir žmonai, Liucinai, tai pabaigos klausimas toksai, ar randat laiko savo dviese jau dabar pabūti, kaimynės dėka ir ne kaimynės, ar jau sugrįžot į tą laiką, kad, nu, judu abudu? Nes pasikeičiagi viskas, kai gimsta tas mažas žmogus. Pasikeičia ir pilnai mes, nu, nesam grįžę ir galbūt ilgai negrįšim į tą pradinę stadiją, nes, nu, vis tiek. Kita vertus, aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra labai blogai, nes kartais pabūti ir po vieną
yra ganėtinai geras ir malonus dalykas. Tai, pavyzdžiui, mes kažkaip visai propaguojam tą, kad Liucina bent jau keliom dienom ten išvyksta su draugiam, pavyzdžiui, kažkur ar Lietuvoje, ar užsienį pabūt, kas man atrodo yra labai faina. Tu pabėgi nuo tos rutinos, nuo kasdienybės, iš namų, duodi savo kažkokio naujo potyrio, tas yra gerai. Aš irgi turiu planuose, dar kol kas man nesigauna taip, nes aš labiau toks namai, darbas, tai va šiemet esu pasiplanavęs tokių išvykimų, bet tokių trumpų pabėgimų ten, sakykime, 3-4 valandom. Tai mes susiorganizuojam. Tai su tuo viskas yra gerai. Nežinau, kiek tas yra grįžimas į tą tokį, prieš dar vaiko buvimą, bet po truputį vyksta reikalai. Tai linkėjimai jūsų gražiai šeimai. Ačiū labai. Ir iš tikrųjų dar kartą šiandien dėkojam Lidl turgeliui už pavasarinės gerybės. Visas tas gerybės siunčiam jūsų mylimai žmonai. Jėga, Liucina, kartu su Oskaru. Orkai tekaisk, darysim troškinį. Skaniai smaguriausite. Na, o kad jau išdavėt, kad turit tokį ritualą, ne ritualo žaidimą ir gaminat tuos popierinius lėktuvėlius, tai visą laiką mūsų podcast'o tokia pabaigiamo dalis būna koks nors iššūkis tėčiui, mamai ir ką nors nuveikti. Tai iš tikrųjų, pasakysiu, Liucina jau irgi buvo išdavus, kad jūs lėktuvėlių gamintojas ir kad lopšinės dar dainuojat. Bet šiandien mes kažkaip sugalvom, kad tas lėktuvėlis gerai ir paprašysim išlankstyti tą lėktuvėlį ir paleist, galgi kas nors irgi įsikvėps iš tėčių, tik tuoj. Dieve, kaip gerai, kad jūs neliepėt man lopšinės kokios dainuoti. Numatot, o žmona jūsų sakė, kad mielai sudainuosit. Bet tai, kad žinot, mes vieną ir tą pačią mokam. Mes vietoj lopšinės dar, kai buvo mažas, Baumilos Kunigundą dainuodavom. O, irgi labai... Nes kažkaip labai gerai tekstas įsimindavo, nes pupa jau nusibodo, tai reikėjo iš principo kažkom pakeisti. Tai buvo alternatyva šiokia tokia. Bet kas keisčiausia, aš, pavyzdžiui, iš savo vaikystės, atsimenu porą eilučių kokių nors lopšinių, bet daugiau kaip užkerėta. Nieko nepamenu. Tai kažkaip... O lėktuvėlius prisiminėt irgi iš vaikystės? Tuos elementariausius standartinius taip. O čia jau nestandartinis? Ne, šitas standartinis. Bet tuos mandresnius užmačiau Pintereste, tiesą sakant, ir biškai pasižiūrėjau, kaip ten juos gaminti. Tokius naikintuvus jau. Oho. Mandriau. Bet kadangi mažylis praktiškai iš kiekvieno popieriaus lapo vis prašo po naują, tai, per sudėtinga. Tai kiek Tadai per dieną padaro lėktuvėlių? Kokius 5, tai tikrai. Paskui jie visur mėtosi po namus. Tai. Yra vyrų, kurie skaičiuoja, kiek sauskelnių per tėvystę pakeitė, tai jūs galite skaičiuoti, kiek lėktuvėlių. O ne, kaip galima suskaičiuoti, kiek sauskelnių? Yra, žinau, tokių herojų. O Dievo, čia yra, geriau neskaičiuoti, čia tas pats, kas eurus litus vers. Taigi, čia yra baisu. Paleidžiam su linkėjimu Oskarui, kad ir čia tėtis Tadas išlankstė lėktuvėlį. Žiūrėk, mažylį, kai grįšiu namo, kur eisim pamėti dar lėktuvėlių, nes mažai to esam pridarę. Ačiū. Ir pabaigai dar noriu jūs pavaišinti, bet irgi, kad nusineštumėt namo, jau čia jūsų su Liucina vakarui, kai Oskaras užmigs, yra gandro lizdo limonadas. Iš tikrųjų, limonadas buvo sukurtas su idėja gerinti laktaciją, bet jau... Kas yra laktacija, prašau mane? Pieno gamyba. Okei. Man neaktualu, aš negersiu. Jis neturi čia iš tokių paslaptingų galių, kad prasidėtų pieno gamyba. Jis tik tai gerina, bet šiaip labai tinka virškinimo traktui. Tai po vakarėlio, kaip juokaujam kartais, ar po bemiegės nakties, paragaukit ir kartu dviese su Liucina, žodžiu, skirkit laiko savo. Prisiminkit, kad gandro lizdas, jeigu dar sugalvosite turėti mažųjų žmonių, lauks jūsų jau kaip klinika, ne tik į mokymus, bet ir nėštumo priežiūrai, taip pat kineziterapijos paslaugoms ir akušerės, taip kad sukūrėm naują erdvę, jos pavadinimas toks pat kaip ir šios tinklalaidės. Gerai, būtinai. Ačiū Jums labai. Na ir ačiū Jums, kad skiriat šiandien to laiko mums, kad taip smagiai pasidalinot tėvystės džiaugsmais. Tikiu, kad ta tėvystė ir toliau džiugins su truputėliu, kai pradėjome išgąsčio ir nerimo. Taigi normalu. Ko gero, kad taip. Viskas dar prieš akį. Tokį trumpą palinkėjimą, va dabar mūsų žiūri koks besilaukiantis vyras ir galvoja, gerai, čia
tas Tadas pakalbėjo, taip, okei, supratau, gal į gimdyklą neįsiu, gal kažką, bet kaip man va čia taip, ką įkvėptume, draugas geras laukėsi, ateina, sako, nu, pasakyk. Jeigu labai trumpai, tai turėtų būti no stress tiesiog, bet jeigu truputį išsiplečiant, šitoj vietoj aš manau po šiai dienai, kad svarbiausias dalykas čia turi būti palaikymas žmonos. Kaip bežiūrėsi, kaip begalvosi, nu tu nesi pirmam plane ir niekada nebuvai ir nebūsi, bet moteriai palaikymas yra be galo svarbus ir daugelis ko gero išsigąsta visų šitų dalykų, kažkur jie jaučiasi nebeįvertinti ar kažką. Mano supratimu, tiek per nėštumą, tiek po nėštumą, pirmas dalykas, ką tu turi daryti, tai yra galvoti apie moterį, kaip jai pagelbėt, kaip jai atrišti rankas ir jeigu jai sunku, bent kažkaip prisidėti prie to, kad jai būtų lengviau. Ačiū, labai teisingai ir atvirai. Tai ačiū ir jums, mėly žiūrovai, šiandien su mumis buvo Tadas Rimgaila. Rimgaila. Atsiprašau, netaip sakyčiau. Tėtis, aš mėgstu visą laiką sakyti, pagrindinė profesija tėtis šitam. Tikrai taip, aš netgi Instagram'e esu pasirašęs pirmoje eilėje, kaip būna ten, Tadas Rimgaila, tėtis ir tada artistas, nes pirmoje vietoje aš esu tėtis. Dabar jau toks statusas. Na, o jūs rasite visus mūsų epizodus YouTube kanale Gyvenimas šiaurėje ir sekit Contribui dalį, kur tikrai rasit užrakintų, bet labai naudingų patarimų. Tai susiraskit Contribui Gandro lizdas. Iki. Ką turi nėščioji turėti su savimi? Iš tikrųjų labai aktuali tema, nes šioje temoje labai daug mitų. Reiškia, jeigu aš pastojau, tai viskas, aš vaistų nevartoju, gydausi žolelėm, kurios kartais gali turėti didesnę kažkokią riziką. Jeigu man ten su geležim bėda, tai nėštumo metu geležies preparatai dažnai būna skiriami, bet nėštumo metu vėlgi su geležies preparatų įsisavinimu yra sudėtinga. O yra ko tikrai reikėtų bijoti? Kažkokių tai vaistų, kurių šiukštu negalima naudoti? Aišku, kad yra. Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra trisluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų, kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę.